Sveiki gyvi bičiuliai, su jomis ir vėl sveikinasi Vilniaus krepšinio lyga ir tradicinė video apžvalga. Šį kartą pažvelgsime į visas pajėgumo grupės ir žinoma išskirtinis dėmesys artėjantiems playoffams. Visų pirma persikelkime į Top Sport elito lygą, kur susitiko vieni iš šios lygos favoritų – Orakulas bei SKM Agotos Gryčios komandos. Turnyrinėje lentelėje, kaip ir minėjau, Orakulas užima pirmą poziciją, todėl nieko keisto, jog šeimininkai iš karto šovė į priekį. Pirmajame kėlinyje jie leido svečiams pelnyti viso labo 5 taškus, patys įmetę 14. Toks startas tęsiasi ir toliau, kuomet rungtynėms įpusėjus nugalėtojas jau praktiškai buvo aiškus. Svarbiausias Orakulo rungtynės matėme šiek tiek anksčiau, kuomet komanda susitiko su Tegra bei su Sąlyčio Litenos ekipa. Čia ir paaiškėjo reguliariojo čempionato nugalėtojų titulo likimas. Jį sėkmingai pasiglemžė paskutinėmis sekundėmis pergalę išplėšęs Orakulas, kuris reguliariajame čempionate, kaip ir minėjau, finišuoja pirmas. Agotos Gryčia žengė šiek tiek žemiau, todėl šioms rungtynėms nebuvo pasiruošusi galbūt taip, kaip norėtųsi tikėti. Svečių krepšininkų treneris bandė įvairius eksperimentus, dėliojo schemas, tačiau niekas nepadėjo. Pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, didesnis padarytų klaidų skaičius, na ir žinoma, prastesnis taiklumas. Visa šita bylojo apie tai, kad SKM Agotos Gryčia pralaimėjo. Na, o rungtynėse rezultatyviausiai žaidė nugalėtojų gretose 23 taškus įmetęs Vytautas Valiulis, 16 pridėjo Ugnius Luneckas, 13 Šarūnas Sliesoraitis. Tuo tarpu SKM Agotos Gryčios trenerių gretose 13 taškų pelnė Vytautas Zapalskis, 12 įmetė Vidas Svetikas. Kiti krepšininkai nesugebėjo peržengti dviženklės taškų ribos. Po rungtynių pakalbinome vyriausiąjį reguliariojo čempionato Top Sport elito lygos nugalėtojų trenerį Gaudentą Puškorį. Gavosi ganėtinai nesunkios varžybos. Varžovai galbūt nurašė iš anksto tas varžybas, nusirinko nepilną sudėtim, tai džiaugiamės, kad galėjom išbandyti savo šiokius tokius ateities planus, pasistyguot gynybą. Ne viskas gavosi, žinosim klaidas, kurias kitame etape galėsim tobulinti. Pasižadė visi tie smagiai, ganėtinai didžiulis skirtumas, dėsningas, sakyčiau, galėjom daugiau laimėti. Leidom atkovoti daug kamuolių varžovų, tai dėl ko jie taip ir gan saugiai laikėsi. Štai taip atrodė turnyrinė lentelė beveik pasibaigus reguliariajam čempionatui. Didesnių pakitimų čia jau neturėtų atsitikti. Na, o naudingiausiais vasario mėnesio krepšininkais Top Sport elito lygoje tampa Vytautas Valiulis, Orakulas, Edvinas Ruzgas, Bukra, Modestas Krasauskas, Sadolin, Lukas Banketa, Vilniaus kolegija ir Gediminas Povilauskas, SKM Agotos Gryčia. Sveikiname visus šios žaidėjus, jiems atitenka mūsų bičiulių žuvies namų įsteigti prizai. Keliaukime į VKL Rind B lygą. Čia pasižiūrėkime, kaip rungtynėse sekėsi Patriotų bei Gesto komandoms. Abi ekipos savo pogrupyje buvo vienos iš favoričių. Nepaisant to, pirmajame rate pasiekta Gesto pergalė buvo kiek netikėta. Vėliau ekipa įsibėgėjo ir sustabdyti ją buvo beveik neįmanoma. Tačiau Patriotai pagrįstai tikėjosi revanšo, bent jau savoje arenoje. Kaip nebūtų keista, Gestas ir vėl sužibėjo ir pasirodė išties puikiai. Neblogai Lietuvos kurčiųjų rinktiniai pažįstamoje salėje jie jautėsi tarsi ant vandens ir taikliai atakavo vieną ataką po kitos. Nors Patriotų sudėtis ir atrodė įspūdinga, svečiai niekiek neišsigando ir jau nuo pirmųjų minučių sugebėjo
atitrūkti po pirmojo kėlinio net 27-9. Patriotai bandė vytis, tačiau visos jų pastangos buvo bevaisės. Laimėti likę 2 kėlinukai leido tik tai sušvelninti atsilikimą ir pogrupyje užleisti lyderio pozicijas būtent Gesto komandai. Žinoma, tai yra tik tai pirmasis čempionato etapas, todėl svarbiausios dvikovos dar priešakyje. Tai ir pabrėžia Patriotų ekipos atstovai. Na, o ką po rungtynių kalbėjo vyriausiasis Gesto ekipos treneris Algimantas Šatas, tuo jau pat ir pasižiūrėsime. Pirmus 2 kėlinius labai gerai susportavom, patakėm, jie vyrai gal nesitikėjo priešininkas, kad taip gerai susportuosim, bet jų suoliukas ilgesnis ir mes bijojau rizikuoti, kad šitą kitus, tai mes su 7 praktiškai žaidėm, su 7 žaidėjais ir pabaiga 4 žaidėjai po 4 pražangas turėjo, taip kad viskas, kaip sakant, sprendėsi paskutiniam minutėm. Tačiau tą iniciatyvos neišleidom, bet kada atėjo Mejeras, jis patakė ten kelius tokius, reiškia, labai stiprius tritaškius ir iš karto pradėjo jie artėti prie mūsų. Paskui mums buvo labai sunku kovoti dėl atšokus kamuolių, todėl kad mes ūgiai žemesni, tačiau naudojom visą laiką spaudimą. Ir, kaip sakant, pasisekė mums šį kartą, bet jie stipri komanda ir čia atrodo, kad bus ko gero lyderiai. Ir ką, varžovom už geras pamokas vyrai dėkoja, bet buvo prie manęs ir padėkoja. Jau pirmąją kovo savaitę prasideda antrojo etapo dvikovos. Jas komandos atsineša prieš savo kaimynus iškovotus taškus padalinus pusiau. Čia bus žaidžiamos viso labo 3 rungtynės, kurios ir išaiškins 16 stipriausių ekipų čempionate. Todėl kiekviena akistata bus itin svarbi. Kaip ir Top Sport elito lygoje, taip ir Rind B lygoje išrinkome naudingiausius vasario mėnesio krepšininkus. Jais tapo Vilniaus Gesto atstovas Arvydas Bareikis, Marius Radvilas iš Elektrėnų Hidro Kentauro, Ramūnas Jozonis, SPA, Darius Mikalčius, ŠMKM 83 Eastern Express. Na ir jau antrą mėnesį paeiliui vieta jūsų reklamai Monstras Vitalijus Danilovas. Visus šios krepšininkus sveikina Vilniaus krepšinio lygos draugai, lažybų bendrovė Top Sport ir įsteigia savo surprizus. Persikelkime į VKLC lygą Diremtos taurę. Čia užsukime į Rehaus ir MRU magistrų susitikimą. Nors rungtynės net 30 taškų skirtumų laimėjo MRU magistrai, toks rezultatas tikrai apgaulingas. Pirmosius 2 ketvirčius vyko itin atkakli kova, o jiems pasibaigus netgi 1 tašku sugebėjo pirmauti šeimininkai, Rehaus krepšininkai. Antroje rungtynių pusėje magistrai žaidė tarsi ant sparnų. Įmetė net 60 taškų, praleido viso labo 29 ir nebegalėjo leisti savo patirti nesėkmės. Dviženklį taškų skaičių MRU magistrų gretose pelnė net 5 krepšininkai, iš kurių 2 atrodė tiesiog įspūdingai. 28 įmetęs Arminas Bračas bei 26 Donatas Kilikevičius. Tuo tarpu Rehaus sudėtyje 18 įmetė bene geriausias rungtynes sezone sužaidęs Paulius Kozlovas. 13 pridėjo Artūras Malychinas. Po šios nesėkmės tapo aišku, jog MRU magistrai kausis dėl pirmųjų pozicijų. Na, o Rehaus greičiausiai bus top grupės apatinėse vietose. Po susitikimo pakalbinome MRU magistrų atstovą Raimundą Kalesnyką. Varžovas šiandien buvo tikrai jauna, ambicinga komanda, greita komanda ir 2 kėlinius mums sunkiai sekėsi juos sugaudyti, tai yra palaikė didelį tempą, tačiau žaidėjams pateikus nurodymus, ką reikia daryti, tiek gynyboje, tiek puolime viską įvykdė ir mes matom pagerinę gynybą antroje žaidimo pusėje, susitvarkėm su jų lyderiais, tai yra pakeitė gynybą, o svarbiausia patiko komandos mūsų žaidimas tai, kad visos varžybos buvo deriniai ir tie deriniai
pavyko iki galo ir mūsų komanda kovojo tikrai garbingai ir džiaugiuosi rezultatu, kurį mes šiandien padarėme, tai yra 100 taškų, ne kiekvienas varžybas mums pavyksta įmesti. O kalbant apie play-offus, tai yra mūsų tikslas, mes tikimės, kad grupiai būsime pirmi ir play-offai žygiuoti į finalą. Tai tam mūsų ir buvo suburta komanda šitoj lygoje, mes pirmi metai šitoj lygoje, tam, kad išbandytų save būtent aukščiausiai pozicijai. Ačiū. Tuo tarpu kitoje salėje pogrupio lyderių pozicijos likimą sprendė lyderių bei JBR komandos. Dar prieš dvikovą tapo aišku, jo komanda, kuri laimės šį susitikimą, laimės ir savo bottom pogrupį, taip iškovodama geresnę poziciją prieš atkrintamąsias rungtynes. Nieko keisto, jog namuose rungtyniavusi lyderių komanda tikėjo savo sėkme. Nepaisant to, teko skaudžiai nusivilti. Lygiai kauti su varžovams šeimininkams nepasisekė nuo pat rungtynių pradžios ir JBR iš karto pabėgo į priekį. Kelias rungtynės prieš tai puikiai pasirodė lyderiai, atrodė lyg nesavi. Ir nors suklydo šiek tiek mažiau už varžovus, komandinis naudingumo koeficientas buvo itin žemas, vos plus 36. JBR komanda tvirtai į pergalę vedė Andrius Montvydas, įmetęs 26 taškus. 15 prie jų pridėjo ir Kęstutis Girdvainis. Tuo tarpu lyderiai, kurie pogrupyje liko antri, džiaugiasi 22 Audriaus Gurskio bei 14 Dovydo Veriko taškų. Paskatinti tokios sėkmės bei vis gerėjančio komandos žaidimo, JBR krepšininkai mielai davė interviu rungtynėms pasibaigus. Šį kartą prie mikrofono Paulius Kapšys, JBR atstovas. Pradėjom vangiai varžybas, miegodami, varžovai neapibėgo, ko pasekoje švenčiam trečią pergalę, užimdami gana aukštą grupę iš mūsų to botamo ir bandysime eiti toliau. Komandos dvasia gera, visi pergalėm patenkinti, tikėkime, jinai išliks tokia pati ateity, traumas visi išsigydė, vienas kitas dar tik tais traumuotas, bet smagu, kad žaidimas vis gerėja ir gerėja. Tai tiek. Na ir pasižiūrėkime į dar vieną sporto salę. Čia taip pat C lygoje Dirimtos taurėje Dagos susitiko prieš čempionatą dėja tačiau pabaigusią BC Labombos komandą. Šios rungtynės dar buvo paskutinė viltis Labombos ekipai iššokti atkrintamųjų varžybų traukinį. Deja, prieš tai prarasta buvo pernelyg daug. Sudėję visas savo pastangas į vieną vietą, Labombas sugebėjo ne tik lygioms sužaisti ketvirtąjį kėlinį, tačiau ir po pratęsimo švęsti pergalę 80-73. Pagaliau matėme tokią Labombą, kurią norėtųsi matyti viso sezono metu. Deja, šie metai ekipai buvo itin nesėkmingi ir po puikios ketvirtos pozicijos praeitame čempionate jie šiemet net nepatenka tarp 32 geriausių VKLC lygos komandų. Nepaisant to, finalinėse komandos rungtynėse puikiai pasirodė Domantas Simanavičius, ne tik pelnęs 14 taškų, tačiau atkovojęs net 21 atšokusį kamuolį. 21 tašką pridėjo Andrius Kerbelis, o 20 geriausią sezono rungtynes sužaidęs Kristupas Prišmantas. Dagos ekipoje tik 3 krepšininkai pelnė daugiau nei po 10 taškų. Tai 13 Manto Masalskio, 12 Justos Titulevičiaus bei 11 Mariaus Jurevičiaus sąskaitoje. Nepaisant nesėkmės, Dagos antrajame etape pasirodo tikrai neblogai ir žengia su neblogomis galimybėmis pasikauti dėl kelialapio tarp 16 geriausių VKLC lygos komandų. Pažvelkime, kokios gi poros susitiks VKLC lygos 16 finalyje. Socialinių mokslų kolegijos kolektyvas žais prieš reguliariojo čempionato nugalėtoją SK Kilk Paskoliukas LT komandą. Rehaus susikaus su Valsva Normaliov. BC Šalčininkų laukia VKK Masonų Tramplinas. Vievio Žiedas priims MRU Magistrų komandą. Lyderiai kausis su Ridiko ekipa. Labai įdomi turėtų būti Hansaviko bei Alantos Atsipūtė dvikova. Antra religija bandys pasipriešinti Vilniaus VPP komandai. Omnitel ir BC Žvarynas susikaus kaip reikalas. Ta patį padarys ir Reunited bei Jamam. Dagos žais su Sandora Group. Incorpore
prieš BC Olimpą, JBR kolektyvas su Skaidiškių komanda, Elektrėnų sporto centras su SKM 96 ekipa, LPK Liberna prieš BC Salininkus, Vilniaus kolegijos dubleriai su Steku, na ir Litresa prieš Vygą Ima Ciolės. Naudingiausiais krepšininkais vasario mėnesį VKLC lygoje pripažįstami Viktoras Azarkovas, UVB, Justas Kaziliūnas, Socialinių mokslų kolegija, Tadas Lukša, Vilniaus VPP, Andrius Montvidas, JBR ir Edvinas Kundelis, krepšinio klubas Žaibas. Visus šios žaidėjus sveikina Vilniaus krepšinio lyga ir Dobilas. Jums atitenka Žemaitijos pieno Dobilo įsteigti kuponai. Na ir apžvalgos pabaigai persikelkime į Hurom įmonių lygą. Čia susitiko Western Union Transfers bei Unicredit banko komandos. Susitikimas vyko itin permainingai ir pirmajame kėlinyje aikštelės šeimininkė Western Union Transfers komanda užtikrintai pirmavo. Nepaisant puikaus starto, vėliau viskas apsivertė aukštyn kojomis. Kiekvieną kėlinuką laimėdavo Unicredit banko vyrai, taip mažindami atsilikimą, kol galiausiai rungtynių pabaigoje netgi sugebėjo išplėšti pergalę. Rungtynėse rezultatyviausiai žaidė Unicredit banko ekipoje 12 taškų įmetęs Vitoldas Rapcevičius bei 10 įmetęs Artūras Buskys. Šeimininkų gretose taip pat buvo tik 2 krepšininkai, kurie pelnė dviženklį taškų skaičių. Po 10 įmetė Petras Linkevičius bei Kastytis Štaras. Nors po rungtynių kalbintas Unicredit banko atstovas ir tikėjosi dar patekti į atkrintamąsias varžybas, deja taip nenutiko. Nepaisant to, paklausykime, ką po susitikimo šnekėjo Gintaras Buskys. Norėčiau padėkoti mūsų varžovam, kurie iš tikrųjų irgi šiandien rodė didelį norą kovoti ir išsivežti šitą pergalę, nes svarbi buvo tiek jiems, tiek mums siekiant papulti atkrintamąsias varžybas ir užimti 3-4 vietą mūsų grupėje. Aš manau, kad mūsų pergalę lėmė didelis visų žaidėjų noras, tai aišku pastangos gynyboje, nes skaitau, kad tikrai gynėmės kaip vienas kumštis, nes mūsų silpnoji vieta visą šį sezoną yra prastas pataikymas. Tai surenka mažai taškų, tai raktas į pergalę gali būti kita gynyba. Pavyko šį kartą apsiginti, varžovai gal ne taip gerai pataiko tritaškius, kaip, sakykime, kitos šio pogrupio komandos, dėl to yra kažkiek parankesni. Šiaip tikrai džiaugiuosi labai pergalę, visa komanda buvo užsivedusi ir kaip sakėm čianais, kad esam dar kovoje, tai tikimės tą kovą pratęsti ir dėl tos 3-4 vietos grupėje. Atkrintamosiose Hurom įmonių lygos taurės rungtynėse susitiks šios poros. Vilniaus policija žais su NMA su X. Tuo tarpu paskutinę minutę pogrupio nugalėtoje tapusią Infolex Avenir su EMCA komanda. Kitoje lentelės pusėje greitasis kurjeris žais su Thomson Reuters. Na ir Lietuvos geležinkeliai susitiks su Efekto ekipa. Naudingiausius vasario mėnesio Hurom įmonių taurės žaidėjus apdovanoja mūsų bičiuliai Eventum Group, nuo geriausiais krepšininkais tampa ŽUIKVC atstovas Julius Lisauskas, Infolex Avenir žaidėjas Laurynas Žilinskas, EMCA krepšininkas Mindaugas Lubys, Vilniaus policijos atstovas Povilas Kaminskas ir Thomson Reuters milžinas Vladimiras Popovas. Visus jūs pakviesime apsilankyti viename iš Eventum Group organizuojamų renginių. Gražiausių užfiksuotų epizodų penketukas atrodo taip. 5. pozicija ir Lietuvos geležinkelių duetas Romas Balnys bei Tautvydas Macijauskas.
4 vietoje Orakulo elito grupė duetas Vytautas Valiulis bei Rimvydas Sasnauskas. 3 pozicija šį kartą atitenka VKL C lygos diremtos taurės dalyviai Dagos ekipai ir sėkmingai Manto Masalskio atakai. Antroje pozicijoje VKL B lygos Rint taurės epizodas pagirtina gesto puolimo pamokėlė. Na ir 1 pozicija šį kartą atitenka JBR vyrams bei jų gražiai ir užtikrintai atakai. Primename, jog visuomet laukiame jūsų filmuotų vaizdelių, kuriuos būtinai patalpinsime kitose mūsų apžvalgose. Vilniaus krepšinio lyga kviečia registruotis į populiariausią mieste pavasario čempionatą. Šiemet rengiame net 4 skirtingo pajėgumo grupių varžybas. Tai didžioji taurė, mažoji taurė, moksleivių taurė bei dailiosios lyties atstovių taurė. Kiekvienas čia rasite savo tinkamą nišą, o pasibaigusį krepšinio sezoną galėsite pratęsti su gera nuotaika ir puikia krepšinio doze. VKL pavasario čempionate jūs mokėsite tik tai už sužaistas rungtynes, todėl neprarasite savo brangių pinigėlių. Kviečiame prisijungti ir tapti gausiausios VKL pavasario čempionato draugų grupės nariais. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems savo rėmėjams bei partneriams už galimybę rengti mėgėjų krepšinio pirmenybės. Susitiksime jau kitose mūsų video apžvalgose. Tad sėkmės krepšinio aikštelėse ir iki susimatymų.